Nu ir jo, dar vienas dalykas - laistymo sistema. Gal kažkam įdomu, vėl ten buvo eksperimentų. Vienas iš jų buvo, nes vėlgi nežinai, kaip tas visas laistymas vyksta. Tai bandžiau paprastą geriamą vandens vamzdį, tokį. Prigręžti skylutės, ten kas 10 cm ir per jį leidi vandenį, ir ten jo bėga tas vanduo, bet pati mintis, kad vis tiek yra didelis spaudimas iš gręžinio, tai gan stipri srovė ir aišku, kad jinai plauna tą juodžemį ir, nieko gero. Tai tada atsiranda sprendimas, gerai, lašelinė sistema. Tai kaip jinai veikia. Yra toksai minkštas vamzdelis, kuris, kaip čia dabar parodyti, laša. Jisai nepurškia, bet jisai laša. Ir taip drėkina vandenį. Taip ir drėkina žemę. Tiek, kad tik tai labai ilgai reikia laikyti, kad sudrėkintų. Nes šita juosta, kiek čia 2 valandas. Ir, ten sudrėkins, aišku, jeigu laikysi pusę dienos. Dar tiek ilgai nebuvau laikęs, bet, aišku, viskas sudrėktų, nes, jeigu jinai eina per vidurį, kiek čia, kokie 3 sprindžiai plotas tas lysvės, tai per pusę dienos, turėtų ją jau išdrėkinti. Pats jungimas, šiaip pačios sistemos tai labai gerai sugalvotos. Yra kraniukas. Vamzdyje gręži skylę ir leidi šitą jungti, nejungti, o dalį. Čia gali užsukinėti, reguliuoti srovę ir taip toliau. Pačiam gale, kad tas vanduo neišbėgtų, statosi kita jungtis, kuri uždaro vamzdelį. Ir taip tada bėga iš lėto tas vanduo. Yra dar ir jungčių, jeigu ten prakirpi. Irgi gali tą naudoti, nes kai karpėm jau šitą plėvelę, tikrai buvo nemažai prakarpyta. Nematai, po juoda plėvelė nematai, ką darai. Jeigu jau prakirpi, gauni tokį rezultatą. Ir visai čia pridaro balų, kas nefaina. Reiks suremontuoti. Nieko baisaus, bet, netolygiai tada laistosi ir, galima padaryti geriau, pagalvoji. Tai ta laistymo sistema tikrai yra gerai, nes visą tą plotą, jeigu taip laistyt su šlanga vadinama, labai jau čia daug laiko užtruktų. Čia paleidai, išėjai ir darai savo reikalus.